Po keliarius metus kryžiuotų iečių tarp miesto savivaldybės, kai kurių politikų ir įmonės Rėkyva pagaliau konstruktyvios diskusijos. Į Rėkyvos įmonės surengtą aptarimą atvyko mokslininkai, energetikos instituto, geologijos tarnybos, savivaldybės atstovai, aplinkosaugininkai. Visų nuomonė Rėkyvos ežero išsaugojimo klausimai turi būti svarstomi viešai. Pasibaigus aistroms peraugusioms į politinius žaidimus dėl Rėkyvos ežero išsaugojimo, diskusijos prie apskrito stalo. Mokslininkų 10 metų matuojančių gruntinio vandens lygį apsauginėje juostoje tarp ežero ir durpių gavybos laukų naujausi duomenys rodo, kad durpių gavyba ežero lygio neveikia. Kol kas stebėjimai rodo, kad vandenskyra yra stabili ir jinai nemigruoja, nežemėja, o šių metų stebėjimo rezultatai parodė dar tokį dalyką, kad dėl žiemą ir praėjusį rudenį gausesnio įsotinimo sluoksnių vandeniu vandens lygis laikėsi vandenskrinėje juostoje skiriančioje ežerą nuo durpyno aukštesniam lygiui negu 6 metais. Durpių gavybos laukai užima 500 hektarų plotą, kai tuo tarpu bendras Rėkyvos ežero durpyno baseino plotas 16 kvadratinių kilometrų. Mokslininkai sako, kad klimato šilimo fone, kai senka šuliniai, retėja potviniai upėse, būtina labai atsakingai spręsti apie ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Labai dažnai verslininkai, verslas susiduria su ta problema, kad jie yra kaltinami tuo, kad jų veikla paveikė gražiausius mūsų gamtos kampelius, taip, ežerus, upes ir panašiai. Taigi tai labai svarbus labai yra tie tyrimai, kurie parodo, kad dalis kalčių turėtų būti perkelta gamtai. Dėl to, kad gamtoje visą laiką vyksta procesai, kurių mes negalim įtakoti. Akcinė bendrovė Rėkyva dirba negilindama sausinimo sistemos. Taip žada dirbti 14 metų. Geologijos tarnybai prie aplinkos ministerijos, kontroliuojančiai durpių išteklių naudojimą, įmonės daromi tyrimai nekelia abejonių. Geologai taip pat už platesnį požiūrį į viso ežero vandens balanso tyrimus. Tai padėtų ne tik atsakyti į tuos klausimus, kurios kartais dabar visuomenė kelia, kenkia, nekenkia, seklėja, neseklėja, bet leistų ir numatyti ateičiai ir šiek tiek tolimesnį ateičiai priemonės, kurių galbūt ežeras jau šiandien iš Šiaulių visuomenės prašosi. Miesto savivaldybė dar rugsėjį užsakė naują tyrimą dėl Rėkyvos ežero įvertinimo. Kalbėti apie jį viešai savivaldybės atstovai nepanoro.